Labas mieloji, sveikinu įsigijus veido odos priežiūros rinkinį ir noriu pasidalinti, kaip teisingai naudoti. Taigi, atsidariusios jūs randate 5 gaminių rinkinį supakuotą, gražiai sudėtą. Ir dabar aš pademonstruosiu, nuo ko ir ką teisingai iš eilės naudoti. Pirmasis žingsnis tai yra veido valymas, veido prausimas. Tam, kad mes galėtumėm teisingai nuprausti savo veidą, aš rekomenduoju rankas sudrėkinti. Tada įspaudžiame vienas paspaudimas priemonės, padarome tarp delnų putas ir paskirstome ant savo veido ir kaklo zonos. Vakare mes nuplauname makiažą, nuplauname nešvarumus, kurie susikaupia dienos bėgyje, o ryte mes nuplauname per naktį odoje išsiskiriančias irgi. Reiškia, per naktį oda dirba, mes miegam, ilsimės, oda dirba ir odos paviršiuje išsiskiria riebalai, vis tiek dulkės, vis tiek visokie, sakykime, procesai vyksta odos paviršiuje. Tai vat būtinai naudokime prausiklį, kuris ir pašalina riebalų perteklių, pašalina nešvarumus nuo mūsų odos ir leidžia mūsų odai būti sveikai ir pasiruošti tinkamai kitoms priemonėms, kitiems žingsniams. Gali būti tokios kempinėlės. Kodėl dabar naudoti kempinėlės? Kodėl jos yra reikalingos? Jūs galite prausti ir paprastai vandeniu, bet su kempinėlė vis tiek gaunasi tas geresnis odos nuvalymas, svarbu daryti netampant odos švelniai. Ir kitas dalykas, labai dažnai moteris nemėgsta, kai prausiasi veidą ir per rankas, kada teka vanduo, kada kažkur mums čia įlaša, tas nemalonus jausmas. Ir tai yra priežastis, kodėl moteris nemėgsta prausiklių ir nenori jais nusiprausti. Taigi, pirmą žingsnį atlikom, tai yra prausimasis, dar kartą parodau, tai yra priemonė, tik vienas paspaudimas ir ją nuprausime tiek ryte, tiek vakare. Antras žingsnis yra pakių kremas. Ir pakių kremas yra labai patogus naudoti, nes yra gale specialiai toks sustorėjimas, kad lengvai būtų paskirstyti tiesiog tiesiai toj vietoj, kur mums reikia priemonės. Nematau, kiek čia išsispaudžia, va tiesiog toksai vienas lengvas paspaudimas. Ir tada imkime, naudokime šitos pirštukus, jie yra patys tokie labiausiai tausojantis mūsų veido odą, nes jie yra silpniausi. Tai reiškia, oda bus mažiausiai tampoma, mažiausiai tąsoma. Kur tepti? Jūs matėte, aš uždėjau maždaug šitose vietose, tai yra kaulas ir yra antakis, ar ne? Kaulas va šitas. Tai tepame priemonę virš kaulo ir po kaulų. Jokiais būdais arti pačios akies netepam, kad nepakliūtų priemonės, nesvarbu kokios bebūtų pakių priemonės, kad nepakliūtų ir nesuerzintų akių gleivinės. Ir mes galime tokiais lengvais dar judesiais šiek tiek tokį pasidaryti savimasažiuką. Ir tada sekantis žingsnis yra odos sustiprinimas serumais. Serumai tai yra tas pats, kas mūsų rūbai būtų lyg tai su pamušalu tam, kad gerai stovėtų rūbas. Tai mes lygiai taip pat dedame ant rankos ir paskui paskirstome ant odos. Galite naudoti ir dekoltės ryčiai. Ir kodėl sakau apie pamušalą? Jeigu švarkelį imtumėm ir jisai būtų be pamušalo, tai jis iš tikrųjų kimba, limpa ir netaip gražiai priglunda prie mūsų kūno. Jeigu pamušalas yra švarkelėje ar kažkokiam, tai sakykime, kad ir paltė, jis nekimba prie mūsų kūno ir labai gražiai prisiderina ir labai gražiai stovi. Taip, serumas yra tarsi funkcija pamušalo, kad prisiderintų prie mūsų odos, kitaip tariant, kad nueitų į gilesnius odos sluoksnius. Ir nepakanka vien tik serumo, dėl to mokslininkai yra sukūrę visą rutiną. Matot, masažinėm linijom darau, kol kalbu, kol pasakoju, kaip viską daryti. Nepakanka vien serumo, nes jisai dažniausiai būna lengvos tekstūros, tai reiškia labai greitai nugaruoja ir mes neturime norimo poveikio. Serumą reikia užrakinti kremu. Kremas gali būti tokiam pavidale, jūs galite rasti savo rinkinio dėžutėje, arba tokiam pavidale. Jeigu randate tokiam pavidale, tai labai paprasta naudoti, nes tai yra
paspaudimas ant rankos ir perskirstot ant veido. Tai yra lengvos tekstūros. Jeigu pasirinkote riebesnės, tirštesnės tekstūros kremą, tai jisai bus įprastinė pakuotė. Tiesiog toksai buteliukas. Ir ką aš rekomenduoju daryti? Naudoti, įsigyti tokią mentelę, kad nekištumėme pirštų tiesiai į buteliuką. Ir tokiu būdu vis tiek ant pirštų, ir kas, kad nuplauta, bet vis tiek ir aplinkui skraido ir dulkės, ir bakterijos, kad neuždarytumėm ir kad tos bakterijos nepakenktų kremo sudėčiai, reiškia, neišardytų, nesudarkytų mūsų formulės. Imame mentelę, vėlgi dedame ant rankos, tokį padėkliuką pasidarom ir skirstome ant veido odos. Paskirstėm ir tada vėlgi abiem rankom jau dirbame, matot, sukamaisiais judesiais. Viskas daroma lengvai, atsipalaidavus, be jokios įtampos. Nėra čia jokio didelio mokslo, tai yra įprotis. Paprastai padarome 2 minutės ryte, 2 minutės vakare. Įprastai dienos rutinai pakanka vos 4 minučių, kad jūs turėtumėte nuostabią odą, kad išliktų jaunatviška, sveika, prižiūrėta veido oda. Ir tam, kad įsigertų gerai, kad mes vakare, jeigu einame, kad nei pagalbę sutrintumėm, tai iš tiesų padarykime masažiuką. Gali būti pirštais lengvai, galima va tokiais judesiais. Pajusite, kada įsigeria ir leiskime po kiekvieno žingsnio įsigerti priemonį, kad ji nesusisluoksniuotų ir nespėjus įsigerti, kad odos paviršiui nesirutuliotų. Todėl leidžiame įsigerti, padarome kažkokį lengvą masažiuką ir viskas. Veido odos rutina atlikta. Dar kartą sveikinu įsigijus nuostabius mokslininkų sukurtus veido odos priežiūros rinkinius ir linkiu jums gražios odos, būkite jauna, būkite graži ir mėgaukitės savo veido oda kiekvieną dieną.